Labadiena, su jumis vėl vartų pultelis ir esame parengę jums apžvalgą pagal užklausą reikia BFT pultelio. Šiandieną apžvelgsime ypatingai subtilaus dizaino vartų pultelius, kurie gali būti BFT pulteliais ir parodysiu, kaip reikėtų suteikti šiems pulteliams BFT kodą. Visų pirma, pasiėmėme vartų pultelį ir ištriname iš jo visą atmintį, jeigu ten buvo įrašyti kokie nors kodai. Nuspausime 2 mygtukus iš karto, sumirksėjus 1, 2, 3, antrojo mygtuko paspaudimai. Dabar nuspaudus mygtuką LEDas nemirksi ir reiškia galime suteikti šiam pulteliui BFT kodą. Nuspausime pirmąjį mygtuką ir LEDui sumirksėjus spustelinsime antrąjį mygtuką. Atkreipkite dėmesį, kad pirmojo mygtuko neatleidžiu. Spaudžiame ir išleidžiame sisteminį BFT kodą ir paspaudžiame BFT pultelio mygtuką. Dabar atkreipkite dėmesį, jog visi pultelio mygtukai iš karto yra suprogramuoti ir juose yra BFT pultelis. Gero naudojimo!